Labą dieną, gerbiami bendraminčiai. Šiandien jūsų laukia reportažas iš pavyzdingo mano uošvienės šiltnamio. Mano uošvienė turi šiais metais pasistačiusi naują šiltnamį, yra, taip sakant, šitoj srity naujokė, bet vadovaujasi mano metodikomis ir ką jinai turi pedantiškumo. Ta prasme, jeigu pasakyta daryti taip ir taip, jinai tą ir darys vos ne minutės tikslumu. Ir mes matome nuostabų rezultatą. Pažiūrėkit, kokie gražus pomidorai, kokie stambus. Bet kodėl aš šitą šiltnamį jums dabar filmuoju? O pažiūrėkit, 600 gramų pomidorai. Tokių čia pilna yra visokių didelių, gražių. Šiltnamis yra jau skintas. Ta prasme, šiandien Liepos 23 diena ir šitame šiltnamį yra jau nuskinta ir suvalgyta apie 20 kg prinokusių pomidorų. Bet jų vis dar yra, kaip matote, pakankamai daug. Bet dėl ko aš jums tą šiltnamį filmuoju, tai gavosi savotiškas eksperimentas. Daigai buvo užauginti mano, ta prasme, tai yra tie patys daigai, kuriuos auginu ir aš savo plėveliniam šiltnamyje. Užsėti iš tų pačių sėklų, iš tų pačių dėžučių, iš tų pačių pakelių, tą pačią dieną ir augintos tom pačiom sąlygom. O pažiūrėkit, kokia įdomi veislė, vadinasi Sibiro malachitas. Šitie pomidorai neparaudonos. Jie valgomi žalios spalvos, ta prasme. Jie neturi to raudono pigmento leukopeno. Bet dar neragavome, dar jie nespėjo prinokti, bet sako, kad labai skanus. Tai va, tai prie ko aš vedu? Lygiai 2 savaičių skirtumas. Nekalbant apie šiaip geresnį derlių, tokiais negerais metais, derlius tikrai yra geresnis, bet čia gal ir mano uošvienės pastangomis, nes jinai kas 2 savaitės su dilgėlių tirpalu, surūgusi dilgėlių tirpalu, kur aš rodžiau kažkokiam vienam filmukė apie trąšas, tai jinai kas 2 savaitę tręšia, kas savaitę laistė, nors kaip ir nereikia taip dažnai, bet kas savaitę. Ir šiltnamį kas naktį uždarinėjo, atidarinėjo. Aš kartais, kai šiltos naktis, patingėdavau. Bet esmė yra tame, kad lyginant šiltnamį plėvelinį ir polikarbonatinį, pirmojo pomidoro sunokimo laikas iš tų pačių daigų, iš tos pačios partijos, skiriasi lygiai 2 savaitės. Ta prasme, prieš 2 savaitės šitame šiltnamį derlius jau prasidėjo, o man jisai prasidėjo vakar. Ir per 2 savaitės jau apie 20 kg pomidorų čia yra surinkta ir dar va pakankamai daug yra, o mano pomidorai tik tai auga, sirpsta, noksta. Mano tik tai pirmieji Čerola Hašas aš nuskyniau, jis yra ankstyviausi. Va dabar jums rodau Orkado hybridą. Orkado hybridas man irgi pradeda prinokti, už poros dienų pirmieji pomidorai bus. O tie didžiausi, stambiausi pas mane dar tik tai stambėja ir didėja. Dar apie paraudimą, apie prinokimą kalbos nėra. Paprikos yra, matosi, kad stipriau negu mano tręštos. Jos yra stambesnės. Paprikos irgi mėgsta šiltos naktis, nes esminis skirtumas polikarbonatinio ir plėvelinio šiltnamio, mano supratimu yra tas, kad polikarbonatinis šiltnamis naktį neatšąla. Polikarbonatas gerai laiko šilumą. Ir pats šiltnamis, augalai ir ypač žemė per naktį neatšąla ir augalas gali augti ir naktį, nesustoja jo augimas. O plėvelinis šiltnamis, jame yra šilčiau negu laukiai tik tai dienos metu, o naktį temperatūra praktiškai susivienodina ir jeigu metai yra geri, tai taip viskas tvarkoj, skirtumo tarp polikarbonato ir plėvelės beveik nėra. O jeigu metai yra negeri, kaip šią vasarą, tai tada polikarbonatas, kaip matot, parodo visus savo privalumus. O šitie pomidorai yra pikadilė, itališka veislė. Parsivežiau iš Sicilijos, bet dėja tų sėklų daugiau nebeliko. O gaila, nuostabaus skonio pomidorai ir žiauriai derlingi. Tokiam kekiam taip ir auga ir labai labai saldus. Tai va, tai su paprikomis situacija panaši. Paprikų jau irgi yra kažkiek paraudonavusių nuskinta šitame šiltnamį, o man tik dabar prasideda, irgi yra lygiai tas pats 2 savaičių skirtumas, bet ir polikarbonatiniam šiltnamį yra lygiai ta pati bėda pagrindinė, kuri ir mano plėveliniam, tai yra šliužai. Šliužai naikina didelį dalį paprikų derliaus.
ir kovoti su jais yra sudėtinga, surinkti tų pačių smulkiausių nesurinksi, padeda tik tai feromol granulės. Ir tai šiek tiek. Tai va, kaip minėjau, šiandien 23 Liepos, taip atrodo polikarbonatiniam šiltnamy lygiai tie patys daigai, kurie auga ir mano plėveliniam. O mano plėvelinį aš jums irgi nufilmuosiu šiandien ir atskiram filmukė parodysiu. Taigi, polikarbonatinis šiltnamis prieš plėvelinį be kalbų laimė ir laimė stipriai. 2 savaitės prisideda pavasarį, ankstyvesnis 2 savaitėm derlius ir 2 savaitės prisidės rudenį, kai mano šiltnamio pomidorai jau numirs nuo šalčio, o čia dar 2 savaitės pilnai augs ir noks ir derlius, aišku, atitinkamai bus ilgesnis ir didesnis. O tokie reikalai. Ir vienintelis trūkumas polikarbonatinio šiltnamio tai yra jo kaina. Bet jeigu galite savo leisti, tai aišku, rinkitės polikarbonatą. Ačiū už dėmesį, prenumeruokite kanalą. Iki kito karto. Sėkmės.